Halleluja. 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 Sustokit. O, tėvai, tiesiog ištieskit savo rankas. Jėzau, mums svarbu mūsų vaikai. Jėzau, mums labai svarbu mūsų vaikai. Tai kaip tau svarbus mes, taip mums svarbus mūsų vaikai. Halleluja. Jėzau, tu mūsų globėjas. Tu šių vaikų globėjas. Mes tiesiog pašvenčiam juos tau, Viešpatie. Tegul ant jų nužengia tavo dvasia, Viešpatie. Tegul ant jų nužengia tavo kraujo apsauga, Dieve. O, Dieve, pakelk juos savo pranašais, savo žibintais, savo šviesuliais. Padaryk juos savo balsu šitoje nacijoje, Dieve. Mes juos laiminam Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. Vaikai, tiesiog neškit Jėzų į šią naciją. Tekit jo ugnimi. Halleluja. Tegul keičiasi ši nacija Jėzaus vardu. Amen. Halleluja. Greitai, kol nesu. Labą dieną visiems, ko nemačiau. Nuostabi diena šiandien. Tikrai nuostabi. Ar yra gyvų? Ha, ha, ha. Neįžeidinėkit, ponas. Neskaudinkit širdžių. Aš džiaugiuosi, kad jūs gyvi. Aš džiaugiuosi, kad jūs pripildyti Dievo jėgos, Dievo šlovės, Dievo meilės, kad jūsų gyvenimai nestovi vietose, kad kažkas vyksta. Kad jūs tiesiog nesustengia. Kad leidžiate Dievui kiekvieną dieną jūs formuoti, jūs minkyti, daryti iš jūsų formą tokią, kokią jisai nori. Nesvarbu, kiek tai metų užtruks. Vienas pasiduoda procesui greičiau, kitas lėčiau. Ketvirtą gal pačioj pabaigoj Dievas nulenks. Ir tai šlovė. Ačiū už tai. Halleluja. Nesvarbu, kai pradėsim, svarbu, kai pabaigsim. Amen. Svarbiausia galutinis variantas. Tai procesas, per kurį mes einame. Ir tai ne vienkartinis įvykis mūsų gyvenimas. Jis tiesiog procesas, kuriame dalyvauja Dievas. Jeigu tu leidi, jame dalyvauja Dievas. Tačiau mums reikia norėti, kad jis mus formuotų, kad jis mus keistų, kad jis dalyvautų mūsų gyvenime. Tiesiog trokškit jo, norėkit jo, verškitės pas jį kiekvieną dieną. Tai, ką jisai galėjo, jisai jau padarė, viską padarė. Jėzus pasakė, atlikta, dabar atliekam mes. Dabar priklauso viskas nuo mūsų valios, nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų troškimų, nuo mūsų norų, kažką keisti mūsų gyvenime, artintis prie Dievo, atsitraukti nuo Dievo. Mes turime laisvą valią. Dievas taip myli mus, kad tiesiog leidžia mums rinktis. Jis leidžia mums rinktis, kaip mes norime pragyventi savo gyvenimą. Būkit kaip vaikai, važinėja su mašinom. Juokėsi. Gyvena laisvai.
Šiandien ryte kūriau pečių. Apie ūkinius reikalus dabar. Tamsu anksti rytas. Ir nešiau žarijas iš katilo. Tiesiog raudonas visas, degančias. Prisėmiau ten kelis tokius indus, išnešiau, išpyliau ant sniego. Ir tikėjausi, kad jos iš karto užges. Aš tikėjausi, kad jos iš karto užges. Bet jos neužgeso. Jis tiesiog paėmė ir ištirpdė sniegą. Kas šiandien dominuoja? Koks elementas šiandien dominuoja krikščionybei? Haleliuja. Jos tiesiog paėmė ir ištirpdė sniegą. Jos neužgeso. Brangieji, tos, kurios nusirito po vieną, jos labai greit užgeso. Jos tiesiog iš raudonų pasidarė juodos. Jos tiesiog paėmė ir užgeso. Jos neištirpdė sniego. Bet tos, kurios buvo krūvoje, ištirpo viskas. Pradėjau matyti žemę. Įkaito žemė ir jos vis tiek neužgeso. Haleliuja. Čia šiaip savo. Kažkam gal reikėjo. Būk kaip ta žarija. Nebūk vienas. Šėtonui labai lengva mus po vieną užgesinti. Labai. Tiesiog momentaliai. Taigi, kada mes krūvoj, kada mes visi kartu, mes jėga. Kada sueina visos ugnys, visos žarijos į vieną, jos laiko karštį. Ir žiūrėkit, atkravėnija. Jeigu aš paimčiau tą atvėsusią žariją, kuri tapo juoda ir neištirpdė sniego, ir tiesiog paimčiau ir įdėčiau ant tų raudonų, kurios laiko karštį, jinai užsidegtų. Jinai iš karto užsidegtų, jinai paraudonuotų, jinai taptų karšta. Jai tiesiog reikia prisiglausti prie Jėzaus. Jai reikia prisiglausti prie Jėzaus ir jinai nieko nepraranda, brangieji. Jinai nieko nepraranda. Visas funkcijas ji turi, ji tiesiog prisiglaudžia prie kūno ir vėl karšta, ir vėl raudona. Fainai. Apie ką šiandien kalbėsim, pats nežinau dar. Tiksliai nežinau, maždaug žinau. Aš kažkaip galvoju, kodėl šiandien pasaulyje tiek daug žmonių, kuriems labai mažai reikia Jėzaus. Daug žmonių, kuriems visai jo nereikia. Nu taip yra. Jėzaus reikia ne visiems. Nors jis numirė už visus. Geras. Kažkodėl šiandien žmonės prisiperka įvairių daiktų, kurių jiem visai nereikia. Kodėl juos perka? Paklauskit pas juos. Jėzaus nereikia, bet daiktų, kurių nereikia, jie turi. O Jėzaus, kurio reikia, neturi. Kaip čia gaunasi? Aš suprantu vyrus, kurie gyvena vieni. Ir jiems būtinai reikia nusipirkti dulkių siurblį. Jiems jo būtinai reikia. Aš tokių suprantu, kad juos galima įtikinti. Nusipirkti siurblį, kurių iš tikrųjų jam visai nereikia. Kažkas pabando juos įtikinti ir įtikina, kad be to siurblio jie negalės gyventi. Šiandien kalbėsim apie skalbimo mašinas, siurblius, mėsmalės.
Oi, kas pasakė, kaip turi vykti pamokslas? Niekas. Man patinka neformatas. Aleliuja. Taigi, mes perkam visokį chlamą, kuris mums nereikalingas, o dėl ko mes jį perkame? Dėl to, kad ateina kažkas, kuris paima ir mum įsiūlo. Tiesiog tą daiktą mum įsiūlo. Mums jo nereikia. Bet kai mes pamatome, kaip jis veikia, mums tiesiog jo užsireikia. Mums jo tiesiog užsireikia. Mes tą daiktą turim turėti. Viskas. Mes negalime be jo gyventi. Nes jis pats geriausias, daugiau tokių kaip jisai nėra ir mes jį perkame. Mes daug prisipirkę siurblių, daug prisipirkę puodų, patalinių, komplektų, kurie visai nereikalingi, kurie visiškai nešiltesni už kitus, kuriuos tu turėjai jau 30 metų. Tai reklama. Tai reprezentacija to daikto, kurio tau visai nereikia. Bet yra pasišventę žmonės, savo srities specialistai ir žinovai, kurie tiesiog turi gerą aurą tau įsiūlyti. Jie sugeba taip papasakoti, taip parodyti, kad tu tiesiog užsimanai, tu negali be to gyventi. Kas šiandien laimi? Ko šiandien pas mus širdyse daugiau? Jėzaus ar chlamo? Kas mums geriau šiandien įsiūlo? Pasaulis ar bažnyčia? Krikščionys? Kas šiandien geriau reprezentuoja savo dalykus? Ar krikščionys, ar pasaulis? Bet pakol kas pasaulio naudai. Bet kaip aš sakau, greitai bus kitaip. Todėl mes esam čia, todėl mes gyvi, todėl mes šiandien kvėpuojame ir norime daugiau Jėzaus. Todėl šiandien kyla realūs agentai, kurie išeis į Vilniaus miesto gatves žmonės. Tuo išeis tie pasišventę, kurie pasakė, mes vieni iš tų, kurie eisime iki galo. Ir vienintelė prekė, vienintelis asmuo ir asmenybė, kurie jį neš, tai bus gyvas, realus Jėzus, kuris užpildys kiekvienus namus, kiekvieną butą, kiekvieną laiptinę, kiekvieną namą, kiekvieną darželį, kiekvieną mokyklą. Jo bus pilna visur, nes šiandien atsistoja reali Dievo armija, kuriem ne tas pats, kas darosi aplinkui. Jiem ne tas pats, kas darosi aplinkui. Mes visada gyvenome su pasauliu ir mes visada su juo gyvensime. Mes pagimdyti pasaulyje. Mums tiesiog nuo jo reikia atsijungti ir nešti tai, ką mes turime nešti. Daryti tai, ką mes esame pagimdyti šitoje žemėje. Brangieji, užėjai kiekvienus namus, aš užėjęs asmeniškai noriu girdėti, o tu pažįsti Jėzų? O tu žinai apie Jėzų? Tu žinai, ką Jėzus padarė mano gyvenime? Ir jeigu mes šiandien padarytume testą, tiesiog dabar, jeigu aš jūs visus po vieną pradėčiau kviesti va čia, atsistoti ir paliudyti savo gyvenimą, ką Jėzus padarė jūsų gyvenime, brangieji, aš pažiūrėčiau, ką jis padarė ir kaip jisai padarė. Man tiesiog baisu klausyti, kada žmogus tikintis, pripildytas Dievo dvasios, tikriausiai kabutėse, pasakoja, ką Jėzus padarė jo gyvenime. Per tą pasakojimą galima 3 kartus pamiegoti ir 4 kartus atsikelti. Ir tu nežinai, kur prasidėjo Jėzus ir kur jisai pabaigė. Ir iš viso, ar jisai buvo ten ar nebuvo.
tai krikščionio liudijimas. Tai tikriausiai ne krikščionio liudijimas. Nes jeigu Jėzus yra tavo širdyje ir tavo gyvenime, tu niekada nebūsi drungnas. Niekada. Nesvarbu, prieš kiek metų tu įtikėjai, prieš 20, 50, 30, prieš metus ar pusę metų, ugnis tik tai didėja, brangieji. Kada tu pradedi kalbėti apie Jėzų, atmosfera turi keistis. Iš tavęs turi išeiti gyvas, realus Dievas, kuris keis žmonių gyvenimus, kurie sakys, aš noriu šito Dievo, aš noriu jo Dievo, aš noriu Jėzaus, nes nieko panašaus negirdėjau, nieko panašaus nemačiau. Tai realūs Dievo vaikai, kurie neš Jėzų, kurio norės visi. Ir tie, kurie nenorės, priims. Nes kito šanso nėra. Tai geriausia prekė, tai geriausia asmenybė, kokia tik tai gali būti mūsų gyvenime. Tai geriausias draugas mūsų gyvenime, kuris turi būti kiekvieno namuose, kiekvieno širdyje. Amen? Darom eksperimentą. Juokauju, pradėkit kvėpuoti. Nieko. Aš tikiu, aš tikrai žinau, kad dauguma tikriausiai išeitumėt ir tiesiog lietųsi ugnis. Aš to trokštu. Aš trokštu tai matyti. Kada tu atveri burną ir pradedi kalbėti apie Jėzų, Jėzus gyvas. Jis tiesiog išeina iš tavęs. Jis tiesiog išeina iš tavęs ir keičia atmosferą aplinkui. Jeigu jisai negyvas, jisai nieko nekeičia. Iš tavęs niekas neišeina. Ir jo niekas nenori. Tokio, kokį tu siūlai, nenori niekas. Žmonės, atsibuskime. Tada pradėkime mąstyti, ar mes iš viso susidūrę su Jėzumi, ar jis iš viso dar yra mūsų gyvenime. Jeigu mes kalbame ir niekas nesikeičia, niekas. Gal tada reikia susitikti iš naujo? Gal tiesiog su juo reikia susidurti iš naujo? Pasakyti, Dieve, aš noriu pažinti tave toks, koks tu esi. Nesvarbu, kiek aš apie tave žinojau, kiek aš girdėjau, man reikia tavęs tokio, kuris keistų žmonių gyvenimus. Aš noriu gyvo Dievo. Aš noriu būti gyvas. Aš noriu būti karštas. Visą savo gyvenimą, nesvarbu, kaip aš pradėjau. Aš noriu užbaigti degantis. Aš meldžiuosi, aš prašau, Dieve, aš sakau, neleisk man užgesti nei akimirkai. Nesvarbu, kas mano gyvenime įvyks. Nesvarbu, per ką aš eisiu, Dieve, aš degsiu. Aš negaliu nedegti. Kitas atsakymas, aš negaliu nedegti. Jeigu manyje Dievas, aš negaliu nedegti. Amen. Čia reikia šiandien daug informacijos. Tai paprastas pavadinimas, dėl kurio dauguma net nepaklausys. Reprezentacija. Norint, kad paklausytų, reikia sugalvoti labai įdomų pavadinimą, kuris tiesiog užkabintų nuo pirmo žodžio. Dievo karalystėje viskas paprasta. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Amen. Nepaklausysi, tavo problemos. Daug prarasi. Taigi, reprezentacija. Taip, supratot. Viskas aišku. Nereikia niekam nieko sakyti. Žiūrėkit, Mato 13 skyrius, 24-30 eilutė. Kitą palyginimą jis jiems pateikė sakydamas, dangaus karalystė prilygsta žmogui, kuris pasėjo gerą sėklą savo lauke. Bet kol žmonės miegojo, atėjo jo priešas ir pasėjo raugės tarp kviečių ir nuėjo. Bet kai želmuo išdygo ir atnešė vaisių, tuomet ir raugės pasirodė. Tai namų šeimininko tarnai atėjo ir tarė jam, pone, argi tu nepasėjai geros sėklos savo lauke? Tad iš kur ėmėsi raugės?
Jis jiems tarė, priešas tai padarė, tarnai jam tarė, tad ar nori, kad mes nueitume ir jas išrinktume? Bet jis tarė, ne, kad kartais išrinkinėdami raugės jūs neišrautumėte su jomis ir kviečių. Paskutinė eilutė. Tegul abieji auga kartu iki pjūties, o pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau surinkite raugės ir suriškite jas į kūlelius su deginimui, bet kviečius surinkite į mano kluoną. Bet kai želmuo išdygo ir atnešė vaisių, tuomet ir raugės pasirodė. Mes galvojame, kad mūsų gyvenimas kažkaip pasikeis. Mes prasiveršim, atsijungsim, kažkas tai įvyks. Ir mes tada gyvensim laisvą krikščionišką gyvenimą. Pilnai aprūpinti, patenkinti. Tačiau parašyta, kad raugės bus visada, iki pačios pabaigos. Ir tuo labiau, kai atsiranda vaisiai, atsiranda raugės, kurios gadina tau gyvenimą. Mes su jomis būsime ištisai. Mes tarp jų tiesiog būsime. Mes būsime tarp raugių ir mes norime kažko tai lengvo. Tau reikia prasiveršti, tau reikia nustelbti, tau reikia išgyventi. Tau reikia atnešti derlių, tau reikia tiesiog ištraukti tiek gyvybės, kad tu sugebėtum užauginti grūdą savo varpoj tarp raugių, tarp pasaulio. Tarp pasaulio sėklos mes turime išstovėti. O kas pasakė, kad tai labai lengva? Mes tiesiog pasodinam bet ką. Aš miške pasodinu medelį, kuris turi išaugti. Ir kitais metais nieko nematyti, nes užauga žolė, viskas užželia. Dar po metų užauga minkštieji lapuočiai, kurie viską nustelbė. Ir jeigu dar po metų aš neteisiu ir nepadarysiu kažko tai, neišauklėsiu, neišpjausiu, mano miško nėra. Vienas kitas išsilaiko ir išauga į realų medį. Visa kita būna pakeista. Tai gamta, tai Dievas taip sukūrė. Mes augame terpėje, mes gyvename terpėje, kurioje labai sunku. Žiūrėkit, Dievo vaikai ir raugės, ir pasaulio vaikai. Kas ką pasirinks? Kas pasirinks Jėzų, kas pasirinks pasaulio kunigaikštį? Kas gražiau atrodo? Žinokit, tas grūdas, tas kviečio grūdas, jisai nėra išvaizdus. Pavyzdžiui, matėt, kaip žydi usnės? Matėt, kaip žydi kitos piktžolės? Jos labai gražios, jos labai viliojančios, jos turi netgi kvapą, jų išvaizda daug gražesnė negu grūdo. Ir jie tiesiog daug maloniau pačiam palikti negu grūdą. Bet Dievas pasakė, bus pabaiga, aš tada viską išrausiu, tada viską sudėsiu į savo vietas, kas į ugnį, kas į mano aruodą, kas į mano karalystę, į mano karalystę. Taigi, reprezentacija. Ar tu pasiruošęs reprezentuoti tai, iš ko tu išaugai toje aplinkoje, kurioje esi? Tai, kas gyvena tavyje, ar tu pasiruošęs iki galo reprezentuoti Jėzų taip, kalbėti apie jį taip, parodyti jį taip, kad tarp raugių visi kiti norėtų tik tai jo. Konkurencija nereali, jūs patys tai jaučiat, jūs patys matot kiekvieną dieną. Žiūrėkit, jeigu tu išeini ir negali realiai paliudyti, realiai pasakyti, ką Dievas padarė tavo gyvenime, todėl, kad tu abejoji. O jeigu tu jau abejoji, tai jau
viskas. Tu garantuotas. Jeigu tavyje tu nebejoji. Tu nebejoji, kad tai Dievas. Ir tu nekalbi, mikčiodamas, kad gal Dievas, gal ne Dievas. Iš tavęs tiesiog priet. Iš tavęs eina, tu negali sustabdyti. Tai Dievas. Taigi, pasiruoškit, brangieji. Pasiruoškit. Pabaiga toli. Į pabaigą nežiūrėkit. Tiesiog neškit Dievą. Reprezentuokit, kad jo visi užsimanytų. Bet vėlgi, pats geriausias fintas tų, kurie pristatinėja pasaulio dalykus, kad jie duoda pačiupinėti ir parodyti, kaip veikia. Įsivaizduojat? Gali pasirpti, įjungti, išjungti, uždėti visus antgalius, pažiūrėti, kaip tau prie lango bus gerai išsirpti kampe. Ir čia yra, ir šitai progai, ir šitai, ir čia visur. Net mašinų, visur prieisi, visur. Nėra tokios vietos namuose, kur su šitu siurbliu negalėsi išsirpti. Ir į tavo gyvenimą ateina abejonė. Ką daryti? Pirkti. Reikia pirkti. Geresnio daikto nėra. Žiūrėkit, pakol kas daugumos, aš nesakau, kad visų, daugumos problema ta, kad tam, kas girdi apie Jėzų, neišeina jo pačiupinėti. Neišeina jo natūraliai parodyti, ką jisai padaro, kaip jisai veikia ir kas jis yra. Tai vėlgi, eilė temų mes kalbėjom, santykiai, artumas. Žiūrėkit, mes galime pristatyti, pardavinėti, pavyzdžiui, mėsmalę, elektrinę. Aš nekalbu, dabar pažangios technologijos, nekalbu apie tą, kur reikia sukti rankom. Vis dabar viskas elektra. Skalbimo mašina, daleiskim, gerai. Įjungit. Močiutė žinojo tik tai tą, kur reikia sukti ranką. Dėdukas suka, močiutė deda mėsą, viskas eina, dešrytės važiuoja. Dabar įjungi mygtuką ir jinai važiuoja. Įjungi laidą į rozetę, pirmiausia laidą įjungi. Tada mygtuką paspaudi ir tada jau viskas, ten lenda, viskas darosi. Skalbimo mašina. Viską reikėdavo daryti rankom. Dabar į rozetę įjungi, paspaudi programą, skalbė, suka, daro viską. Žiūrėkit. Ir meistras atėjęs, jisai turi būtinai prisijungti. Jisai turi įsijungti į lizdą, į rozetę, kad ateitų srovė. Viskas yra ideali mašina, ideali skalbimo mašina, bet jeigu jis jos neįjungs į rozetę, jis gali daug kalbėti. Jis gali daug kalbėti ir aiškinti ir tiek programų, ir taip daro, ir taip skalbia, ir džiovina, ir per 20 minučių viską padaro. Nu, o kaip patikėti? Kaip patikėti, o gal jinai visai neveikia? Įjungiam į laidą, paspaudžiam programą ir perkam. Nes jinai veikia, super. Kas įjungs mūsų laidą? Viskas yra. Programa nereali. Asmenybė nereali. Jėga, kurios pasaulis neturi. Tai, kas yra neįmanoma apsakyti, nėra tokio žmogaus, kuris galėtų papasakoti, kas yra Dievas. Neįmanoma. Visa pasaulio išmintis, niekas neprilygsta, niekas. Mes laidas. Mes, brangieji, laidas. Laidą reikia įjungti. Mes tarpininkas, kad pradėtų sukti, skalbti, daryti, varyti, viskas veikti. Reikia įjungti laidą. Kad prekia, kad prekės kažkas susimanytų, reikia įjungti laidą. Brangieji. Laidą
konduitas mes. Kanalai mes, per kuriuos tiesiog teka. Ir viskas užsisuka ir pradeda veikti. Paprastas dalykas. Prisijung. Prisijung. Tiesiog paimk ir prisijung prie Jėzaus. Ir tu būsi gyvas. Nereikės dirbtinio generatoriaus, kuris tave varys laikinai. Nereikės dirbtinio kvėpavimo, kad tu gyventum laikinai, kad pagyventum 2 metus ir energija baigtųsi. Tai ne Jėzus. Tai dirbtinis generatorius. Jėzus nesibaigė. Jo srovė nesibaigė, jo jėga nesibaigė. Ir aš tikiu, kad ši nacija pamatys Dievo jėgą, kad ši nacija pamatys Dievo šlovę, kad čia bus realus prasiveržimas, nes yra žmonių, kuriems ne tas pats, kas darosi aplinkui, kurie tiesiog nori pasijungti, kurie trokšta prisijungti, kurie trokšta būti laidininkais, kad visas aparatas veiktų, kad ugnis žarijose neužgestų. Mes gyvenam tarp eilučių. Aš pasakysiu, kodėl mes dauguma nepasijungiam, todėl, kad mes gyvenam tarp eilučių. Žiūrėkit, atsiverčiam Mato 4 skyrius. Galite nesiversti, aš paskaitysiu. Mato 4 skyrius 6 eilutė. Ir sako jam, jei tu esi Dievo sūnus, meskis žemyn, nes yra parašyta. Jis įpareigos savo angelus dėl tavęs ir savo rankose jie nešios tave, idant neužsigautum, kada savo kojos į akmenį. Gražūs žodžiai. Gražūs žodžiai iš rašto. Psalmė 91. Žiūrėkit. Dar kartą paskaitysiu. Jis įpareigos savo angelus dėl tavęs ir savo rankose jie nešios tave, idant neužsigautum, kada savo kojos į akmenį. Viskas teisingai. Dabar paskaitysim, kaip iš tikrųjų yra. Nes jis įpareigos savo angelus dėl tavęs. Mes tą perskaitėm. Žiūrėkit, kas praleista. Kad saugotų tave visuose tavo keliuose. Toliau vėl nepraleista. Ant rankų jie tave nešios, kad neužsigautum kojos į akmenį. Praleista viena eilutė. Šėtonas, kada atėjo pas Jėzų, jis tiesiog paėmė ir praleido vieną eilutę. Kad saugotų tave visuose tavo keliuose. Net rūpintis nereikia. Tu visada saugomas. Kas pasaulio tėvas? Apgavikas, vagis ir žudikas. Jo tikslas tave apgauti. Jo tikslas tau nepasakyti tiesos. Ir šiandien dauguma žmonių nusiperka pasirašo pasaulio vien tik tai dėl to, kad neskaito tarp eilučių. Vien tik tai dėl to, kad klauso to balso, kuris praleidžia tarp eilučių. Kuris nepasako tau visos tiesos. Kada tu girdi balsą, įsijunk televizorių ir pažiūrėk žinias. Čia geriausio atveju. Įsijunk kompiuterį ir pažiūrėk tą ir tą. Nueik ten ir ten. Ir reikia išmokti skaityti tarp eilučių. Nes tarp to, kas tau pasakyta, yra kažkas pakavota. Yra kažkas nuo tavęs paslėpta. Ko šiandien šėtonui reikia? Jis viską tau pasiūlo, viską, ko tik reikia tavo gyvenime, jis tau šiandien duoda siurblius, ko tik tai tu nori. Namus, šlovę, pinigus. Tik pasitarp eilučių lieka Jėzus, apie kurį tu praktiškai nieko nežinai. Jo planas, kad tu net ir nesužinotum. Jo planas, kad tu nesužinotum ir dauguma šiandien gyvena tarp eilučių. Tarp eilučių pragyvena visą savo gyvenimą
Ir atrodo, kad taip viskas normalu. Taip aš siekiau, aš dariau, aš ėjau, aš dariau, netgi lankiau tarnavimus ir maldas. Bet kur Jėzus? Kur Jėzus? Jisai liko tavo gyvenime tarp eilučių. Tarp eilučių negali būti, brangieji. Šėtonas visą laiką meluoja, apgaudinėja, vagia. Jis daro viską, kad uždarytų visus kelius iki Dievo. Bet tarp raugių yra ir geras grūdas. Tarp raugių ir yra Dievo vaikai, Dievo sėkla, kurie tiesiog auga ir duoda vaisių kantrumu. Kurie tiesiog auga kantriai, kurie neša derlių, kurie neša Jėzų, kurie jį tiesiog barsto tarp raugių. Kada skaitome Bibliją, mes matome realius žmonės, realias asmenybės, realius Dievo vaikus, kurie niekada nėjo į jokį kompromisą, kurie negyveno tarp eilučių. Priešingai negu šėtonas, viskas buvo sakoma tiesiai, šviesiai. Apaštalų darbai, 8 skyrius, 3:20 eilutė. Aš pabandysiu paskaityti, čia kelios vietos bus. O Saulius niokojo bažnyčią, įeidamas į kiekvienus namus ir ištemdamas vyrus bei moteris, atiduodavo juos į kalėjimą. Todėl tie, kurie buvo išsisklaidę, ėjo visur skelbdami žodį. Tada Pilypas nusileido į Samarijos miestą ir skelbė jiems Kristų. O tauta vieningai kreipė dėmesį į tai, ką kalbėjo Pilypas, girdėdami ir matydami stebuklus, kuriuos jis darė. Nes netyrosios dvasios šaukdamos garsiu balsu išėjo iš daugelio, kurie buvo jų apsėsti, ir daugelis paralyžiumi ištiktų bei luošų buvo išgydyti, ir tame mieste buvo didelis džiaugsmas. Bet buvo vienas vyras vardu Simonas, kuris anksčiau tame pačiame mieste burtininkavo ir apkerėjo Samarijos tautą, skelbdamas save kokiu tai didžiu, į kurį jie visi kreipė dėmesį, nuo mažiausio iki didžiausio, sakydami, šitas yra didelė Dievo jėga. Ir jie paisydavo jo todėl, kad ilgą laiką jis buvo juos apkerėjęs burtais. Bet kai jie įtikėjo Pilypų skelbiančių dalykus apie Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, jie buvo pakrikštyti tiek vyrai, tiek moterys. Tuomet ir pats Simonas įtikėjo ir kai buvo pakrikštytas, pasiliko su Pilypu ir stebėjosi matydamas daromus stebuklus ir ženklus. Na, o apaštalai esantys Jeruzalėje išgirdę, kad Samarija priėmė Dievo žodį, pasiuntė jiems Petrą ir Joną, kurie atėję žemyn meldėsi už juos, kad jie gautų šventąją dvasią, nes ji dar nebuvo nupuolusi nei ant vieno iš jų, jie tik buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardu. Tada jie uždėjo ant jų savo rankas ir jie gavo šventąją dvasią. O Simonas, pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu buvo duota šventoji dvasia, pasiūlė jiems pinigų, sakydamas, duokite ir man šią galę, kad tas, ant kurio aš uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Bet Petras jam tarė, tavo pinigai te pražūna su tavimi, nes tu galvoji, kad Dievo dovana gali būti nupirkta už pinigus. Realiai matome pristatymą. Demonstracija su įjungimu, paspaudimu, su viskuo, nuo kurio atsisakyti neįmanoma. Netgi burtininkas, šarlatanas, kaip ten jį pavadinsi, pasikrikštijo, priėmė Jėzų ir pirmas atbėgo. Žiūrėkit, suvokdamas, kas tai yra per jėga, atbėgo siūlydamas pinigus, kad gauti Dievo jėgą. Kur eilė šiandien? Atidarykit duris. Kur eilė? Kur eilės prie susirinkimų, nesvarbu čia, brangieji, neužsiciklinam namų grupėse, lastelėse, bet kur gatvėje eina krikščionys, kur žmonės, kurie nori gauti šventąją dvasią, tą jėgą, kurios neįmanoma apsakyti, aprašyti, kas nori gauti tai už dyką. Žiūrėkit, paskutinė eilutė.
Nes tu galvoji, kad Dievo dovana gali būti nupirkta už pinigus. Dievo dovana tai dovanota kiekvienam asmeniškai už dyką, nes Jėzus pasakė, viskas atlikta. Kodėl šiandien pasaulis sugeba įtikinti vaikus, Dievo vaikus, kad jiems geriau tai, o ne tai? Kodėl? Todėl nėra pajungimo. Nėra pajungimo. Pristatymas turi vykti pilnai. Pristatymas šiandien turi vykti pilnai. Ir tam, kad jis vyktų pilnai, reikia kartais sumokėti kainą. Kartais. Tiesiog pasišvęsti Dievui ir gyventi jo gyvenimą, ne savo, brangieji. Aš tiesiog paimsiu dar vieną epizodą. Apaštalų darbų 19 skyrius. 11-20 eilutė. Greitai skaitom, nemiegokit. Ir Dievas Pauliaus rankomis darė ypatingus stebuklus. Taip, kad nuo jo kūno ant ligonių buvo nešamos nosinės arba prijuostės ir ligos pasitraukdavo nuo jų ir piktosios dvasios iš jų išeidavo. Tada kai kurie žydai, klajūnai, egzorcistai apsiėmė pašaukti viešpaties Jėzaus vardą tiems, kurie turėjo piktasias dvasias sakydami, mes prisaikdiname jūs per Jėzų, kuris skelbė Paulius. Ir kurie taip darė, buvo 7 sūnūs tokio Skevo žydo ir vyriausiojo iš kunigų. O piktoji dvasia atsiliepdama tarė, Jėzų aš pažįstu ir Paulių pažįstu, bet kas esate jūs? Ir tas žmogus, kuriame buvo piktoji dvasia, šoko ant jų ir juos nugalėjo ir juos įveikė taip, kad jie pabėgo iš tų namų nuogi ir sužeisti. Ir taip tapo žinoma visiems žydams ir taipogi graikams gyvenantiems Efeze. Ir juos visus apėmė baimė ir viešpaties Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Ir daugelis, kurie įtikėjo, atėjo ir išpažino ir apsakė savo darbus. Taip pat daugelis iš tų, kurie užsiminėjo keistais mokslais, sunešė savo knygas ir sudegino jas visų akivaizdoje ir jie apskaičiavo jų vertę ir ji radosi 50 000 sidabrinių. Taip galingai augo Dievo žodis ir ėmė viršų. Buvo sunešta nereali daugybė knygų. Žmonės tiesiog atsisakė viso savo seno gyvenimo. Realiai, todėl kad buvo pademonstruota viskas pilnai. Todėl kad Dievo vaikai tiesiog ėjo ir rodė tai, kas yra gyva, kas yra tikra. Juostelės, raišiai, lopinėliai tiesiog gydė, išeidinėjo bėsai ir taip toliau. Pristatymas, reprezentacija. Aš noriu to ir sėkmingai Dievo žodis augo ir klestėjo. Ko šiandien norite jūs, brangieji? Ko šiandien nori ši nacija? Ko nori? Ekonomikos, didesnių atlyginimų, geresnio gyvenimo, patogesnio gyvenimo, kad mokykla būtų arčiau namų, darželis būtų arčiau namų. Visko nori, išskyrus Dievą. Tai tiesa, brangieji. Kad aš dirbu aplinkoje, aš susiduriu su žmonėmis. Nuo to laiko, kai aš įtikėjau, tai 4,5 metai, man dar niekas nepriėjo ir nepasiūlė Jėzaus. Niekas. Gatvėje, autobuse, bet kur, niekas. Niekas netėjo ir nepasiūlė. Gal tau reikia Jėzaus? Ar tu žinai, kas yra Jėzus? Ar tu žinai, kad Jėzus už tave numirė? Tu turi amžiną gyvenimą? Nesusitikau tokio, kaip būtų fainai. Nėra. Kodėl? O kodėl jam nereikia? Susirinkė bet kur, būtų bent vienas pagal dvasią iš karto, pajaustum, iš karto
Vienam susirinkime, vienam pobuvį, nesvarbu, kur tu būtum, iš karto tikintis Dievo vaikas, tu susilietum iš karto. Taip kaip alkoholikas susilėjęs alkoholį. Nereikia daug kalbėti, užuodžia, nežinau iš kiek kilometrų. Nežinau. Nuvažiavo statyti žmonės į Maskvą namus. Iš Lietuvos. Nuvežė. 5 kilometrai Sibirį. Ten kažkur miškas kažkoks tai prie užmiestį jau. Nėra nei gyvos dvasios. 5 kilometrai spindulių miškai, nėra nei vienos gyvos dvasios. Yra kažkur namelis. Už 5 kilometrų kažkur toli miške ant rydienos surado tašką, viską surado. Pasakykit, kaip? Kaip? Kaip įmanoma, nuvažiavus į svetimą šalį, teritorijoje, kurioje nieko nežinai, kurioje niekur nėra nieko arti tavęs, susirasti? Pagal kvapą? Nežinau pagal ką. Kodėl taip yra? Brangieji. Kodėl Jėzaus reikia labai mažai kam? Bet mes tam ir esame čia, mes dėl to ir gyvename, mums dėl to ir atvertos akys, kad ši nacija pradėtų trokšti, kad ji tiesiog norėtų jo, kad ji negalėtų, ji prašytų, ji verštųsi, būtų eilės prie durų, netilptų namuose, žmonės netilptų, nes Jėzus yra gyvenimas, jis yra gyvenimas, per jį yra gyvenimas. Tai, ką mes galime turėti šitoje žemėje, tai galime turėti per jį. Ir tai nesustojama, tai atsinaujina, tai neišsemiama. Ir viskas už dyką. Ir viskas už dyką. Dovanai. Pirkti nereikia. Pirkti nereikia. Kiekvienam prieinama. Žiūrėkit. Tada kai kurie žydai klajūnai, egzorcistai apsiėmė pašaukti viešpaties Jėzaus vardą tiems. Pašaukti apsiėmė kažkam. Tarp eilučių. Jėzus liko tarp eilučių, jie pašaukė. Taip daugumos gyvenimas ir vyksta. Pašaukė ir bėgi nuo pasaulio. Pašaukė ir bėgi. Ne tarp eilučių reikia. Ne Pauliaus Jėzų. Ne Petro Jėzų. Ne Miroslavo Jėzų. Ne mano Jėzų. Savo Jėzų. Savo Jėzų asmeninį, kuris yra tavyje ir kuris yra didžiausia jėga šitame pasaulyje. Jo vardu tu gali viską. Jo vardui paklūsta visi demonai, biesai, valdžios ir kunigaikštystės. Viskas paklūsta jo vardui. Visos negalės, ligos, kas tik įmanoma paklūsta jo vardui. Ir tai turi būti tavo Jėzaus. Ne kaimyno Jėzus, ne draugo, ne pastoriaus, ne dar kažkieno. Tavo asmeninis Jėzus. Tada matysime rezultatus, brangieji. Tada mes galėsime daryti reprezentaciją, kam norit ir kur norit. O, net laikė vienas. Juokauju. Myliu Artūrą. Paskutinė rašto vieta jau. Matau, kad sunkiai atlaikot. Suprantu, Jėzus sunkia asmenybė. Daug svorio turi. Ne šiaip savo. Atėjau, priėmiau. Reikia iškentėti. Taigi, Apaštalų darbai, 7 skyrius, 51, 60 eilutė. Apie Steponą pakalbėsim. Tiesiog aš prieš tai paskaitysiu kelias eilutes iš 6 skyriaus, 3 eilutes. Jūs paklausykit. O Steponas pilnas tikėjimo ir jėgos darė tuos tautos tarpe didžias nuostabas ir stebuklus. Ir jie nepajėgė pasipriešinti išminčiai ir dvasiai, kurie jis kalbėjo. Ir visi sėdintys
taryboje įdėmiai žiūrėdami į jį, pamatė jo veidą, tarsi tai būtų angelo veidas. 3 eilutės iš 6 skyriaus. Nerealūs ženklai, stebuklai, nieko negali padaryti ir tiesiog, kai žiūri į jį, mato angelą. Tai tas, kas gyvena mumyse, brangieji. Jam pasipriešinti negali niekas. Niekas. Ir jau ne Steponas gyveno, bet Jėzus. Ir jau ne Steponas gyveno, bet Jėzus. Įsivaizduokit, kaip jūs galit pristatyti save visuomeniai. Jūs save pažįstat. Jūs save pažįstat. Kada gimiau, kada augau, kiek į kelnes dariau, viską žinau. Galiu viską papasakoti apie save. Ir įsivaizduokit, kada ne tu gyveni, bet Jėzus. Kaip Jėzus gali save pristatyti, brangieji? Ar jūs įsivaizduojat, kaip Jėzus gali save pristatyti, kada gyvena ne Deivis, ne Donatas, bet Jėzus? Amen? Juokiausi iš Stepono, tai juokiausi. Dievo vyras, realus. Taigi, 7 skyrius, 51-60 eilutė. Žiūrėkit, jūs kietasprandžiai ir neapipjaustytomis širdimis bei ausimis, jūs visuomet priešinatės šventai dvasiai, kaip jūsų tėvai darė, taip ir jūs. Žiūrėkit, kada, aš dabar skaitau keli komentarai, kada nieko nėra tarp eilučių, kada sakoma tiesiai šviesiai taip, kaip yra. Nieko neviniojant į vatą, nesvarbu, jisai buvo sugautas, jisai buvo pastatytas prieš vyriausybę ir jam buvo nesvarbu, ar jis dar gyvens, ar jisai mirs. Tai buvo reprezentacija, kad ir paskutinė, bet tai buvo reprezentacija pilna, su viskuo, su visa programa, kiek tik įmanoma, viskas veikia. Ir žiūrėkit. Ir jisai jiem tiesiai šviesiai sako iš pirmos eilutės, aš atsiprašau, aš pasakysiu pats, asilai, jeigu jūs nepirksit šito dulkių sirblio, jis va taip tiesiai jiem ir pasakė, tai jum ragas. Supratot? Paprastai ir aiškiai. Jis tiesiog atsistojo ir tarybai pasakė, o man tas pats. Ir jau ne aš gyvenu, bet Jėzus. Čia eilutė nerealiai, aš negaliu, aš turiu dabar pasakyti. Jūs kietasprandžiai ir neapipjaustytomis širdimis. Ir galvoju, nu gerai, aš jam dar užlenksiu, bei ausimis. Paskutinė reprezentacija. Pirksi ar nepirksi, man tas pats, supranti? Man tas pats, apipjaustyti ir širdimis, ir ausimis. Nieko jūs negirdit, nieko jūs nesuprantat. Aleliuja. Taigi, šventai dvasiai, kaip jūsų tėvai darė, taip ir jūs, kurio iš pranašų nepersekio jūsų tėvai. Ir jie užmušė tuos, kurie iš anksto paskelbė teisiojo atėjimą, kurio jūs dabar esate išdavikai ir žudikai. Tiesiai šviesiai. Viskas. Kurie gavote įstatymą per angelų išsidėstymą ir jo nesilaikėte. Kai jie išgirdo tai, jiems vėrė širdį ir jie griežė ant jo dantimis. Įsivaizduok, atėjo kažkoks Steponas, atsistojo prieš tarybą, prieš vyriausius, kuriems reikia lenktis ir bučiuoti kojas ir sako, jūs apipjaustytom ausim, klausykit šiandien, klausykit, ką šiandien į jūsų gyvenimą kalba Dievas. Jeigu jūs neatsisuksit ir neatsigręšit, jum chana. Jeigu jūs nepriimsit gyvo ir realaus Dievo, nieko nebus šitoje žemėje. Viskas baigta, siurblį turi pirkti. Ir žiūrėkit, kaip jie benorėtų, kad jis gražiai pasiaiškintų. Jiem vėrė širdį. Jie griežė dantimis. Tiesiog iš meilės norėjo gyvą sudraskyti.
Stepanai, mes tave taip mylime. Palauk. Bet jis, būdamas pilnas šventosios dvasios, įdėmiai žiūrėjo į dangų ir pamatė Dievo šlovę bei Jėzų stovintį dešinėje. O man dabar tas pats. Jūsų meilė, ką jūs man darysit, aš tiesiog matau Jėzų. Aš tiesiog matau Jėzų ir atvirą dangų. Ir įsivaizduokit, religiniai fanatai nieko negali suprasti, nes tai jau nauja technologija. Nauja technologija, apie kurią kalba Steponas, bet jis ją pristato taip, kad jie jos nori. Ir tarė, štai aš matau atsivėrusius dangus ir žmogaus sūnų stovintį Dievo dešinėje. Aš įsivaizduoju, kad tuo laiku tai buvo kosmosas. Kad tuo laiku jų ausys apipjaustytos negalėjo girdėti tai, ką jisai kalba. Negalėjo. Ir neišgirdo. Tada jie šaukė garsiu balsu, užsikimšo savo ausis apipjaustytas ir vieningai puolė ant jo, išmetė jį iš miesto ir užmėtė akmenimis. O liudytojai padėjo savo drabužius prie kojų jaunuolio vardu Saulius. Ir jie užmėtė akmenimis Steponą, besišaukiantį Dievo ir sakantį, viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią. Ir jis atsiklaupė bei šaukė garsiu balsu, viešpatie, nepriskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai pasakęs, jis užmigo. Kas pasakė, kad nuėjęs į reprezentaciją grįši namo? Niekas. Niekas. Gali likti amžinai, bet dėl to verta gyventi. Svarbiausia pabaiga, o pabaiga, aš noriu tokios pabaigos kaip Steponas. Aš noriu tiesiog stovėti ir man tas pats. Aš matau atvirus dangus ir ten stovi Jėzus ir aš jau stoviu prie jo. O tai, kad į mane skrenda plytos, akmenai, kuolai, man jau tas pats, futliarui tas pats, nes jau manęs nėra, aš su Jėzumi, o juos ima nervas, jie iš meilės į tave mėto akmenus, pagalius ir plytas, o tu su Jėzum. O tu su Jėzum. Tai pabaiga, apie kurią aš svajoju. Tai pabaiga, kada tu tiesiog iš šlovės išeini į šlovę. Brangieji, tai pristatymas, apie kurį aš svajoju. Ir aš manau, kad kada mums reikės išeiti, tokie laikai bus. Tokie laikai bus. Ruoškitės, brangieji. Pristatyti, ruoškitės savo paskutiniai reprezentacijai. Haleliuja. Kad po tavo reprezentacijos Jėzus užsimanytų visi, kurie klausė, nesvarbu 1, 2, 10 ar 100 tūkstančių. Yes. Haleliuja. Brangieji, tai, ką Dievas įdėjo mano širdį, tai, ką aš norėjau šiandien su jumis pasidalinti, pasidalinau. Šiandien reikalingi nugalėtojai, šiandien reikalingi kariai, Dievo čempionai, pranašai, kurių nebus įmanoma užkimšti, kurie tiesiog neš gyvą, realų Dievą šioje nacijoje. Kodėl mes sakom, viskas užmigo, užgeso, praėjo laikas, praėjo atgimimas, aš jums pasakysiu, aš jo nemačiau. Ir kas jums pasakė, kad jisai buvo? Kas pasakė, kad jisai buvo? Jisai dar bus. Jisai dar bus, nes mes čia gyvenam, mums paruošta geriausi laikai ir mes gyvenam geriausiame laike. Mes matysime, kaip pakils Dievo nuotaka. Ne visi. To ir baigsim. Amen. Aliuja. Tiesiog išeikit, prasimelsim, kaip reikiant. Haleliuja. Haleliuja, Dieve, aš prašau, suminkštink tų širdis, kurie klausys, Dieve. Haleliuja, kad jie neišgirstų apie tuos asilus. Haleliuja, Dieve. Haleliuja, Dieve.
Aš tikiu, Dieve, kad dvasiniai tikrai supras. Aleliuja. Aleliuja, Dieve, kad tiesiog dvasiniai tikrai supras Viešpatie. Aleliuja, aš tikiu, Dieve, kad atsistos daugiau tokių išprotėjusių, Dieve. Kad tiesiog atsistos daugiau tokių išprotėjusių, kuriem bus tas pats, Dieve. Kurie tiesiog trokš Jėzaus savo gyvenime daugiau negu savo gyvybės. Dieve, aš tiesiog trokštu matyti naciją, šią naciją tavo šlovėje, Viešpatie. Brangiai, tiesiog melskitės, nebūkit tos žarijos, kurios po vieną atskirai užgesta. Tiesiog būkit didžiulių laužų, kurios dega ir uždega kitus. Tai Dievo jėga, kurie ateina į šitą žemę, tai Dievo ugnis, kuri tiesiog užsidega šitoje žemėje. Aš žinau, kad aš savo akim matysiu realią ugnį šitoje žemėje. Realią ugnį šitoje žemėje ir kiekvienoje širdyje. Dieve, aš tikiu, kad tiesiog atsidarys dangus ir mes matysime tavo šlovę. Brangiai, pakelkit balsą. Atverkit savo širdis. Nebūkit abejingi. Tiesiog melskitės. Tiesiog melskitės. Tiesiog išlaisvinkit į šią žemę dangaus karalystės atmosferą. Pripildykit šią žemę dangaus karalystės atmosferą. Tiesiog neškit gyvą realų Jėzų. Aleliuja. Aleliuja. Jėzau, Jėzau, aš meldžiu tave. Jėzau, aš meldžiu tave, tiesiog uždek. Jėzau, tiesiog uždek. Atnešk ugnį, Dieve, kad žmonės tavęs norėtų labiau negu tai, ką siūlo šitas pasaulis, Dieve. Kad žmonės norėtų tavęs labiau negu tai, kas yra pasaulyje. Kad jie nenukreiptų dėmesio į rauges, tarp kurių yra. Kad jie nukreiptų savo žvilgsnius į tave, Dieve. Kad jie tiesiog trokštų tavęs, kad jie norėtų tos jėgos, kuri teikiame už dyką. Jos nereikia pirkti už jokius pinigus, ji tiesiog dovanojama dykai. Tas dinamitas, kuris gali susprogdinti viską, tau duodamas dykai. Šiandien šitame gyvenime tau tiesiog reikia patikėti Jėzumi. Patikėti Jėzumi, kad jis gyvas, kad jis numirė už tave, kad jis prisikėlė ir kad per jį tu turi amžiną gyvenimą. Brangioji nacija, atsibusk, atsibusk, pažvelk, kur esi, pažvelk, kur esi. Ar tu tik tai kalbė apie Jėzų, ar gali jį pademonstruoti? Ar tu tik tai kalbė, ar gali pademonstruoti? Brangieji, kalbėti mes galime visi. Tiesiog reikia prisijungti ir leisti Jėzui kalbėti už save, leisti Jėzui pristatyti save, leisti Jėzui nugalėti visus biesus rangus, kunigaikštystės ir velnių šitoje žemėje. Tiesiog leisti jam gyventi per save, brangieji. Neuždarykit Jėzui durų savo gyvenime, leiskit jam išsiveršti, leiskit jam išsiveršti. Leiskit jam išsiveršti. Leiskit jam išsiveršti. Aleliuja. Aleliuja. Aš tikiu, kad jis uždega širdį. Aš tiesiog tikiu, aš žinau, kad jis pila šviežią aliejų į kiekvieną širdį. Aš tikiu, kad tiesiog kyla išprotėję dėl Jėzaus. Kad tiesiog kyla išprotėję dėl Jėzaus, kurie dega ugnimi, neužgesinama ugnimi. Įsivaizduok, įsivaizduok, jeigu tu degi, o kitas šaltas, tu gali uždegti šaltą, arba šaltas gali užgesinti tave. Niekada, niekada neleisk, kad šaltas užgesintų tave. Tu turi uždegti dangaus karalystės atmosferą, dominuojantį atmosferą šitoje žemėje. Dangaus karalystės atmosferą, dominuojantį atmosferą šitoje žemėje.
Jo realumas realesnis negu šitas pasaulis. Šėtonas mus apgavo. Dauguma iš mūsų gyvenam tarp eilučių. Iš mūsų paimtas pagrindinis sutarties punktas. Mes tiesiog pasirašome sutartį aklai, neperskaitę, kurioje yra vienas punktas, kuris keičia esmę. Kartais mes pasirašome savo nuosprendžius, nežiūrėdami tarp eilučių. Mes tiesiog pasirašom savo nuosprendžius visam gyvenimui, nekreipdami dėmesio, kas yra tarp eilučių. Halleluja. 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 Ar yra žmonių, kurie nori Jėzaus? Brangieji, ar čia yra žmonių, kurie nori Jėzaus? Halleluja. Pakelkit savo balsą, brangieji. Jeigu jums ne tas pats, tiesiog pakelkit savo balsą. Išleiskit kada nors kažkokį tai garsą. Tegul jūsų riksmas, tegul širdies klyksmas pakeičia atmosferą, tegul pakeičia kažką. Ateina prasiveržimas. Tiesiog ateina prasiveržimas į šią naciją. Ateina prasiveržimas. Ugnies pliūpsniai tiesiog ateina ir užvaldo šią naciją. Dievo ugnis tiesiog pradeda leistis į šią žemę, nes jį jau liepsnoja. Jėzau, tavo ugnis jau liepsnoja. Halleluja. Halleluja. Иисус, Твой огонь уже горит. Он уже горит, Иисус. Мой любимый Иисус, мы горим Твоим огнем. Мы горим Твоим огнем. Мы жаждем Тебя, мы ищем Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Высвободи огонь в свою жизнь. Иисус, зажги эту нацию. Зажги эту нацию. Любимый, Твой огонь, Твое пламя просто приходит на эту землю. Просто приходит на эту землю. Просто приходит на эту землю. Аллилуйя. Мы Твои. Мы Твои. Мы Твои. Мы Твои. Мы Твои. Аллилуйя. Аллилуйя. Dieve, mes Tavo auka. Tiesiog uždeg, Dieve. Uždeg, Dieve. Tegul nužengia ugnis, Dieve. Tegul praryja visą tai, kas yra ant aukuro, Dieve. Tegul praryja visą tai, kas yra ant tavo aukuro, Dieve. Nesvarbu, kad tai šlapios malkos. Dieve, tavo ugnis gali viską. Aš tikiu, kad tavo ugnis gali pakelti šią naciją. Kad tavo ugnis gali uždegti šią naciją. Aš tikiu, Dieve. Aš tikiu. Aš žinau, kad tai bus. Aš žinau. To negali neįvykti. To negali neįvykti, nes tu gyveni šitoje žemėje. Tu Dievo sūnus gyveni šitoje žemėje. Todėl Dievo ugnis degs. Ji negali užgesti. Ji negali užgesti. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе, мой Бог. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Аллилуйя. О, Иисус, мы любим Тебя. Иисус, мы любим Тебя.
Aleliuja. O, šventoji dvasia tiesiog prisilies prie kiekvieno. Uždėk kiekvieno širdį. Tegul kiekvienose namuose dega tavo liepsna, Dieve. Tegul jos niekas neužgesina, Dieve. Netikėjimas, neviltis, abejingumas, Dieve. Tegul neužgesina tavo dvasios liepsnos, Viešpatie, mūsų širdise. Dieve, aš tikiu, kad ji degs nesustabdomai, jos bus neįmanoma užgesinti. Aleliuja. Brangieji, atiduokite jam šlovę. Aleliuja. Aleliuja. Jėzus gyvas ir realus. Jis trokšta tavęs, taip kaip tu trokšti jo. Vis truputėlį daugiau. Aleliuja. Yra kur pasitemti. Aleliuja. Brangieji, tiesiog eikite šiandien ramybėje. Neškit jo ugnį. Ruoškitės reprezentacijai. Aleliuja. 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 Kiekvieną kartą savo gyvenime, kada turėsite liudyti, brangieji, tiesiog dabar tokia mintis, kada jūs turėsite šansą liudyti savo gyvenime kažkam apie Jėzų, apie tą Jėzų, kuris gyvena jumise, ne apie Pauliaus, ne apie Petro, ne apie mano Jėzų, apie savo Jėzų. Tiesiog liudykit taip, kaip Steponas. Taip lyg tai būtų paskutinis kartas, brangieji. Nes mes nežinome savo dienų. Mes nežinome, ar rytoj atsikelsime. Ir mums Dievas duoda vienintelį šansą tiesiog atverti savo burną ir pasauliui papasakoti apie Jėzų. Tavo liudijimas turi keisti nacijas. Aleliuja. Aleliuja. Visai nepiktas, tik tai garsiai reikiu. Labai myliu Jėzų. Noriu, kad jūs visi išgirstumėt. Už tai taip garsiai reikiu. Aleliuja. Kartais, kai garsiai reiki, žmonės išgirsta. Aleliuja. Oi. Jeigu tu myli Jėzų, tu irgi kartais reiksi. Aleliuja. Aleliuja. Jūs visi nuostabus. Aš tiesiog didžiuojuosi, kad esu su jumis. Iš tikrųjų, aš tiesiog didžiuojuosi, kad jūs esat čia, kad jūs esat tiesiog mano draugai, tiesiog mano broliai, sesės, kad tiesiog jūs esat mano šeima. Aleliuja. Tai nuostabu, brangieji. Ir mes matysime jo šlovę, nes jau ją matome. Aleliuja.